matome sandurinio virinimo elektrinių lankų magnetinėme lauke aparatą. Čia jisai visas maitinimo blokai, valdymo skydas ir pati vieta, kur yra virinama. Čia mes toliau matosi hidrosiurblys, paskirstymo spinta, o čia pats Andrius. Ir Andrius papasakos, kaip reikia dirbti su tuo aparatu. Pirmiausia, įsijungiame maitinimą, atsidarome apatinės duris. Aišku, turi būti įjungtas tenais tumbleris o toj spintoj, kur yra už to aparato nesimato. Bet jisai šiuo momentu jau yra įjungtas, taigi mes darome sekančius žingsnius. Taip, tai įjungiame kertiklį. Ir čia reikalai baigti. Galime daryti. Atsidarom vidurinės duris. Čia įsijungiame papildomą maitinimo šaltinį. Ir tada liaudiškai upsas, taip sakant. Pasukam raktelį ir čia yra kompiuterio grinai įjungimo mygtukas. Ir paspaudžiame ir viskas. Uždaroma, reiškia, dabar jau valdymo įrenginys yra paruoštas, taip sakant, darbui. Ekrane kraunasi programa, matosi. Kol kraunas galima realiai įsijungus pasikeisti apspaudėjus, priklausomai nuo kokio diametro reikia apspaudėjų. Visi komplektai yra tenai. Tai dabar apkrautas su virintoju. Čia, kur didelė geležis, tai čia yra apspaudėjai. Ten atsangės viršų, jeigu reikia pasikoreguoti, taip sakant. Jeigu nėra tokia apspaudėja arba mažas skaičius jų, ta prasme, neišeina kitaip. Tada reikia naudoti atsangės. Na gerai. Tada tuo pačiu yra irgi centratoriai, kurie irgi bus reikalingi ten apspaudimo metu keli, bet gali reikti ir naujų pasidaryti. Man nereikėjo kol kas. Programa iš karto yra matosi pasikrovusi. Bet dabar keisimės apspaudėjai visi yra sudėta, kadangi žinojom, kokį vamzdį virinsime, tik tai vienas yra neįdėtas, tai parodys Andrius, kaip tai reikia padaryti. Tai taip, visi apspaudėjai yra sunumeruoti, šiaip išmarkiruoti būna skaičiai 1, 2, 3, ta prasme. Kažkaip blogai šviečiasi, nevers prie šviesą, nes atsispindi. O, dabar gerai matosi. Čia yra diametras, priekinis skaičius ir paskui komplekto numeris. Tai numeracija šitam stakliam yra, ta prasme, čia pirmas eina komplektas, antras ir tuomet trečias viršui. Tai reikia laikyti šios numeracijos. Ir tuomet tiesiog dedame, ko mums reikia. Yra pereinamieji komplektai. Tai čia ir yra pereinamasis komplektas, ta prasme. Tai pirmiausia, jį reikia prisukti, ne? Jo. Šešėlis krins. Jo. Įdedam. Ir nelabai stipriai priveržiam. Šiaip būna varžtai įsitampa visai, būna ir iš šonis, nes ištekintų nėra tiksliai, tai būna problemų kartais paskui su atsukimu. Čia didelio reikalo veržti nėra, kadangi tie apspaudėjai tiksliai atsistoja į savo vietas, tai varžtas tik tai prilaiko, kad jis neiškristų. Jo. Ir tuomet dedame, kurio mums reikia diametrą. Tai šiuo atveju mūsų diametras 58. 58. Tai nelabai aiškiai, bet matosi. Ir tai pakeičiame visus. Čia vienu varžtu prisukai, ne, ta prasme? Antro nebūtina. Nebūtina. Ukrainiečiai sakė, nebūtina. Stovi vietoje
O varžtas reikalingas tam, kad tik tai neiškristų. Tai gerai, dabar sekantis žingsnis. Koksai? Ir tada galima pasižiūrėti programą. Pas mum jau iš karto yra pajungta. Programas pasirenkame nueidami į režimus. Ir čia yra visos programos, ta prasme, sudėtas. Nu, dabar reikia, tarkim, pasijungiam, ten, nežinau, 80. Nu, bet šiuo atveju mes 58 turim, taip? Taip, tiesiog. Suspaudė ir atsidaro iš karto. Paspaudė. Enter, taip? Paspaudė su Pelės ir iš karto atsidaro. Gerai, o dabar visi failai yra įrašomi. Tai dabar į kurią vietą įsirašys failai ir kokie vardai bus priskirta? Failai. Nu, ta prasme, režimas, kai mes suvirinsime, bus viskas, kas vyko režimo metu, išsaugotai kažkokį tai failą. Ir tie failai... Tai yra failai ir raportai būna. Raportai. Jo, raportai. O mums reikia dabar kokį nors pavadinimą priskirti, ar tenais grinai pagal datą? Pagal datą, va, 28. O jeigu virinama yra keli diametrai tada? Būna rašo, kiek aš mačiau, diametrą, ta prasme, pavadinimą išmeta. Ai, pavadinime yra diametras. Jo, pagal režimą pavadinimą. Tai šiandien nieko nevirinto, tai ir nėra. Taip, ir yra visi parametrai. Parametrus redaguoti, reikia paspausti ant parametrų. Nu, bet šiuo atveju mums nereikia redaguoti, kadangi programai viskas yra įrašyta. Jo, taip? šiaip programai viskas įrašyta, tik tais galima primažinti, kadangi čia dar pagal senąją eina, dabar pakeista, tai reikia sumažinti slėgį, ta prasme, apspaudimą, kadangi anksčiau būdavo nesireguliuodavo, o dabar aš jau žinau, kad daug maž 22 ten man bus. Jeigu pastatysiu čia 22, tai bus ten iš procentaliai skaičiuoja pagal visokį, man atrodo. Ir žinau, kad bus apie 55 atmosferas slėgis sistemoje apspaudimo. Ir toks slėgis nedeformuoja vamzdžio. Jeigu sienelė storesnė, tai... Tai čia 22% nuo šito slėgio, taip? 22 nebus, nes 55 atmosferas. Nežinau, šitas skaičius ką reiškia? 22, tiesiog aš iš praktiką žinau, kad tokį reikia daug maž aptikau. Tai bet čia nais konkrečiai 50, o jeigu didesnis vamzdis? Tai jeigu didesnis, tai galima daugiau. Aš ten yra parametruos, kuriuos dariau, paskui jau kai pakeitė programą. Čia problema buvo, kad yra plonasienis vamzdis ir jį perspausdavo. Ir tam, kad jo neperspaustų, reiškia, reikėjo pamažinti slėgį. Paprastai su didelio diametro ir storasieniais vamzdžiais problemų nėra ir galima čia nieko netaisyti. Teisingai? Nu, su storasieniais nebandžiau. Žiūrint, ta prasme 6. Jeigu bus 6 storė sienelė, tai bus 27 čia kažkur. Tai bus apie 60 atmosferų prašylus tepalai. Ir jeigu 60, tada nedeformuos. Jeigu ten daugiau, jeigu 80, tai irgi deformuoja. Tai gerai, tai žodžiu, čia iš praktikas reikia... Vienintelį dalyką, ką reikia čia nustatyti, tai yra užspaudimo jėga, mes ją nustatėme, ir dabar tolesni žingsniai. Tai išsaugome, sakramyt. Ir išeiname iš šitas komputės. Ir viskas, dabar žiūrint, ko mes norėsime, ar suvirinti ir nutraukti. Šiuo atveju dabar mes suviriname. Tai jeigu suvirinimas vyksta, tada prie užrašo rezerv neturi būti uždėta varnelė, kaip čionais, jeigu virinam. Nu, čia matome, kad nėra uždėta. Tai... Taip, ir būtinai osatka suspaudimo laikas 1,2 sekundės parametras, o prakovka rašiau ten gali būti 3-5 sekundės. Bet čionais yra programa jau įrašyta, to prasme, tie parametrai, teisingai? Nu, gali jos keisti, prasme, bet tai... Esmės nesudaro prakovka, tai aš įsivaizduoju kaip patikrinimas. Tiesiog gali ten palaikyti 3 sekundės, 5.
kai vyrinam, esmės nesudaro, kai nutraukinėjom, tai jeigu mes čia per mažai pastatysime laiko, tai ten parašiau ir į komentarą, kad nesimatys tiesiog, kai nutraukinėja koordinatės, ar ten viskas gerai buvo, ar ne. Reikia statyti 8 sekundės būtinai. Prakovka? Taip. Ai, ten keičiasi reikšmė, man atrodo. Čia prakovka yra suspaudimas, suspaudžia ir laiko, reiškia normalaus virimo atveju. O kada traukimas vyksta, tai ten prakovka, ten kita reikšmė yra, ten kitaip elgiasi. Dabar tiksliai irgi negaliu pasakyti. Na gerai, tai prasme, kadangi dabar mes netrauksime, o virinsime, tai kokie tolesni veiksmai. Jau parametrus kaip ir sustatėme. Taip, parametrai sustatyti, tada reikia įsijungti. Visas valdymas vyksta, reiškia, išoriniu pultu, distanciniu. Pirmiausia, visą laiką schemą, tada jungiame. O schema ką reiškia? Įjungia maitinimą. Į maitinimą užmaitina visą pultą, nes pultą, nepaspaudus tiesiog nevyks. Mhm. Niekas. Ir tada įjungiame siurblį. Aišku, čia yra dar vienas prikolas. Niuansai, taip sakant. Čia yra šitoj dėžutėje užsiurblė automačiukas ir jį būna išmeta. Na čia dešiniai pusiai. Nesimatys gal, bet žodžiu vienas automačiukas. Na matysis, ten išmestas automačiukas, tai reikia atstatyti vietą. Tai būna jį kaip užeina. Na va, girdisi, siurblys pradėjo veikti. Apšvietimą įjungimas šiandien. Šitas tumbleris bekyšantis iš dėžukas paskirstimo. Ir tuomet įsidedame dangtelį. Kaip minėjau, šitas centratorius yra būtinas, jeigu vyrinam dangtelį be sriegio, jau gamybai, tuomet jį reikia pritvirtinti mačiavą su magnetukais. Ta prasme, kad stovėtų jis. O iš kur magnetukai kokie? Magnetukai buvo, bet kažkas jau nukarosino. Tai kokias magnetukas, nežinau. Gal atsiras. Bet kadangi čia su sriegiu, tai man nereiks jau, tiesiog sriegis šilaikis. O kam reikia ten iš viso padalymo? Tada šitie būna išvažiuoja iš vietų. Supranti, tik ant dangtelę remės ir blogai aš irgi kažkada pažiūrėjau. Ir čia ir pas juos parašyta. Nu gerai, toliau. Tai toliau užspaudžiame. Dešiniuoju, pasukam į dešinę. Ilgas kelias per kopas. Bus kažkam tai, kas reikia surasti. Ar oro sistemą, ar kas ten yra. Atsirado. Ar buvo greičiau? Greičiau. O galima, kad nepilnai atsidarytų, ta prasme, nes nėra iš principo reikalo, kad visi. Jeigu vyrini tik dangtelis, tai aišku, aš taip ir darydavau, biškį atidarai išėmant. A, čia nais iš karto sustabdėja, ne ta prasme? Jo. Tai kad palaiduoji, tada nereikia to ilgo kelio eiti. Bet jeigu... Kartais būna įvažiuoja dangtelį, vienu kartu įvažiavęs. Šitie nėra idealiai susistata aukštis ir tiesiog kliūda dangtelį. Tai prasme, apatinė briauna? Jo, užkabina, ir tada spaudžia. Žiūrėjau, Reikia sužiūrėti. traiško, ne? Jo. Bet jeigu netidarai pilnai, tai jisgi atsiremia, nėra karčio. Tai pirmą kartą suspaudžia. Tai tas magnetas reikalingas, kad nenukaptų tas, reiškia, kraštas ir nesiremtų, taip?
kad laikytų grinai. Nu tai gerai, tai kada suprast, kada jau užsidarė? Tai tada užsidega žalia lemputė virš šitą. Čia, ta prasme, jau yra tvarkoj viskas, o ne? Jo, slėgis sukyla iki kiek reikia ten nustatytą programiškai. Tai mes čia ir paliekame užspaustą, visą suvirinimo metu. Taip. Tuomet gal uždedame. Gal reikia? Čia. Tuomet uždedam magnetą. Tai dabar magnetai yra skirtingiam diametram, teisingai? Jo. Yra. Aš naudoju tik pirmų. Čia va pirmas mažesnysis. Ir yra dar antras, daug didesnis. Didesnio diametro, tai? Jo, didesnio diametro. Ten matosi, argono dujom paimta buvo padavimai. Tuomet visada irgi reikia būtinai į pradinę padėtį sugrąžinti viršutinį bloką staklių, tai spaudžiam į skodnąją. Ir reikia palaukti, kol... Ir kam to reikia? Reikia. Nu, nežinoma, bet, taip sakant, instrukcijose parašyta. Pagal koordinatę, jis tada grįžta į koordinatės, ta prasme, yra nustatai koordinatės, galinį koordinatį. Tai dabar čia kas nors vyksta, ar taip atrodo, kad nevyksta? Tai jau viskas, išvažiavo. Išvažiavo? Jo. Ta prasme, čia yra nustatyta galinė koordinatė ir tada aš įsivaizduoju, nei kartą, aišku, nebandžiau praktiškai, visą laiką spausdavau. Jis gali tiesiog ne toks atstumti, ne tiek susadinti milimetrų detalės. Čia aukštį dabar gaudė, taip? Nu jo. Supratau. Ta prasme, tu ten yra dačikėlis ir paskui suvažiuosi iki 17,5. Nu taip, kad neperspost. Tuomet įdedame vamzdį. Pasižiūrime. Čia vėliau, kai užspausim, reiks pasižiūrėti dar. Na ir dabar užspaudžiame, taip, tą vamzdą? Su kairė. Su kairė. Užsidegė žalia, tai jau reiškia pabaiga, užspausta. Ir va, kaip sakiau, manometras rodo apie 55 kažkur tai. Nes čia, jo, kažkur 55. Dėl to ir stačiau ten 20, nes tiesiog aš praktiką žinau, kad tiek bus. Nu ir ką toliau? Ir tuomet pasakime, irgi būtinai reikia rankenėlę režim dešinę. Ir ką tai daro? Nustebuklinga rankenėlė, kurią reikia pasukti. Tiesiog, pavyzdžiui, jeigu jos neatleisiu, žinau, kad jeigu po virinimo jos neatstatysi atgal, negalėsi valdyti šitų visų. Jisai kontrolę perduoda kompiuterį. Nu, negalėsi atleidinėti rankinį būdą. Taip, taip. Dabar kontroliuoja kompiuteris visus tos atleidimus. Na, aišku.
tiesiog paleidžia, įsivaizduoju ciklą, kad, kaip sakai, kompiuteris valdytų viską. Ir tada, nežinau, gal neuždarysiu durų, čia... Nu, neuždaroma, taip sakant. Šiaip tai galbūt reikėtų, kad nesitaškytų purslai metalo, bet kad matytųsi, kas čia vyksta, durų neuždarome. Ai, dar vienas momentas, reikia pažiūrėti, kad būtų tarpelis nedidelis tarp detalių. Ir čia kadangi... Ta prasme. Nu, jeigu bus ten milimetras daugiau, tai sunkiai užsidegs, aš įsivaizduoju, lankas, reiks ilgai stakliam reguliuoti. Bet jeigu mes padėjome ant viršaus, ta prasme, jokia tarpelė... Būna kartais, kol suspaudinėja, pavažiuoja ten 1,5 kokią milimetrą. Tai būna, ypač... Ir ką tada daryti tokiu atveju? Jeigu dabar yra tarpelis, ką tada daryti? Tada yra irgi stebuklingas klavišas. Stebuklingas klavišas, nu kuris šiandien? Tai čia jau, kadangi pamiršau, reikia šitų grąžinti atgal, tai va šitas. Jis valda... Rankiniu būdu gali pajudinti, taip? Jo, aukštyn žemyn, ta prasme. Nu, pavažinėjom, pasižiūrim, kaip čia viskas vyksta. Na, biškai į viršų keliam. Nu, va, važiuoja į viršų, o dabar į apačią leidžiam. Nu, va, jau, praktiškai nėra. Nu, tai ką, dabar grąžinam režimą į vietą, atiduodam kontrolę kompiuteriui. Ir viskas galima. Ir pasiruošę virinimui. Tai dabar spaudžiame svarką pus. Svarką. Ir prasidėkime. Nu, įvyko prakaitinimas, paskui forsavimas, kaip sako, kad nupūsti metalą ir suspaudimas. Seilė gatava. Tai dabar ką toliau darome? Tai toliau gražiname. Tada gražiname, perimam iš kompiuterio kontrolę atgal. Jo. Ir tuomet... Tada atleidžiame. Jo, pirmą viršutinį. Pirmiausia viršutinis eina. Išvažiuoja, matosi jau. O kartu negali jie, taip sakant, vienas. Magnetas būna. Jeigu kartą reikia nebent ranką laikyti, nes suplėšis magnetu jis. Reikia ar pakelt kažkur tai. Bet jis iškart prilimpa, irgi negali pakelt normaliai, be prie viršaus tada prilimpa. Irgi. Tai gerai, dabar negalima sustabdyti, kad nebevažiuotų. Tai... Užtenka mums, kad išimtų gaminį. Viršutiniam gal ir užtenka, apatiniam tai neužteks. Kam tą magnetą iš viso įmėtum? Taigi... Viskas dabar užtenka, tai dabar stabdy kelišim gaminį. Pas man iki sriegis. Ai, susiriegiu. Šiuo atveju, taip sakant, yra dangtelis pritaikytas nutraukimui, tai turi sriegį. Ir dėl to reikia atidaryti pilnai, kad išsitrauktų. Nustato. Užtenka, kam tu tas glaudas darinėje. Ir visą laik būtinai baigus atleidimą turi būti per vidurį rankinėlės. Kad, nebetidarinėtų be reikalo, ta prasme, jas iki galo cilindras ir dar jiems slėgį duoda. Ta prasme, nebepaduot slėgį į cilindrą. Na ir pasižiūrim siūlę. Kokie paprastai būna defektai po virinimo. Turiu du pavyzdžius parodyti. Tai nutraukiam.
čia va nesusivyrino šiuo atveju. Yra matosi toks kaip ir blynas. Metalai nesusilieja gerai ir tiesiog vienas nuo kito nutraukiam. Nu, matosi toksai lygus paviršius, tai reiškia, kad metalas nesulipo gerai. Ja. Nesusimaišė, taip sakant, vienas. O čia va matosi, kad ta prasme siūlė metalas tempėsi. Ir Tai čia viskas gerai. jos smailai Čia gražiai. nutrūko, jo. Nu, bet šiandien galima padaryti tik tai tempimo būdu, o tempimo, kaip padaryti tempimą, kitame filmuke.